Kaimietė, paklausyk. Ši žinutė tai yra valstybei, sistemai. Aš matau, ką jūs darot žmonėm, kaip jūs sudedat žodžius, kad žmonės nesuprastų, kokia didelė inkompetencija yra pasaulyje. Tai yra baisu. Žiauriai. Bet aš jūs turiu pagirti, nes apdurnit visą pasaulį 8 milijonų žmonių. Petrai, nesijuok. Tetai gal prastai su matematika. Gal nežino, kad 8 milijardai skiriasi nuo 8 milijonų. Arba tiesiog nežino, kiek planetoje yra žmonių. O gal tiesiog jaudinosi ir suklydo. Paprasčiausia tokių žmonių pilna. Tokių kaip aš, nežinau, gal pasaulyje, Lietuvoje gal keli šimtai. Tai reikia turėti tam tikrų įgūdžių ir tam tikrą protą. Bet jeigu aš matau, vadinasi kiti mato. Ir tavo planas, o jūsų planas, kas sukūrė šitą planą, tie Rockefelleriai ir Rothschild. Nepamirškim ir Rocky Balboa. Čia nėra stebuklas. Jisai nėra toks stiprus, nes žmonės jau pabunda ir mato, ką jūs darot. Ir šitas žaidimas nesibaigs iki pakol pabus paskutinis žaidėjas. Petrai, kelk Vytuką. Nežinau kodėl, bet paklausiu. Petrai, po to paklausi. Dabar žadink Vytuką. Vytai, kelkis greičiau. Pabusk. Tai būkit atsargus, nes mes ateinam prieš jūs. Ir ateina laikas, kada iš balto pūkuotuko tampa juoda. Tai tada žmogus parodo save, koks jis yra. Jūs čia juos laiko šitoj Lietuvoje.